dabar mes permėgam ir einam daryti prieplaukę. Kaip matot, buvau pasirinkęs medžių. Kažkodėl galvojau, kad 11 momentų ir nefilmuočiau. Pradėjau daryti prieplaukę. Ir darysiu jam. Ai, dabar aš pagreitinu. She's the keys to my starter and my automatic car. Yeah, she make me wanna go harder and she always lift the bar. And she keep that spotlight glowing cause she is a superstar. Everybody notice this girl when she step up in a place where they're a bar. The way she cranks it up, 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 the way she cranks it up. She might not be the one you see in a magazine. She might not be the one you fantasize in your dream. She's the only girl left in the world that can guarantee what you need tonight. With my G's and we riding in a magnificent car. And we rolling with the baddest chicks and you won't see a flaw. Booty. Nu va, mes tai visai baigiam mūsų štai tokią prieplauką. Ir čia padariau faką, kaip matot. Nes koks kepęs stiklą, aukso du turiu, nežinau ką daryti. Ir dabar mums štai reikės dar čia užsidengti truputėlį. Toliau mes čia užsidengsim. Čia stiklą įdėsim. Kaip greit tie stakai medienos baiginėjus. Čia tokį mažą nameliuką reikia padaryti. Žvejybas. Ir šį nameliuką pagreitinsiu. Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can make you give it up till you say my name like a Pasidarėm namelį žvejybos. Prieplaukę turi. Ko mums dar reikia? Parašykit komentaruose, jeigu norit, kad ką nors padaryčiau, ko jums reikia. Jeigu norit. Einam stiklą pasigražinsiu. Nes biškį lievai. Čia stiklus. Čia stiklus. Šudas, pasibaigė kirstukas. Bet turiu dar medį. Padedam čia stiklus. Nu ir visai nieko. Dar čia padėsim. Čia lovos reikia. Nu bet tas pats, nu. Darim prieplaukę viską. Turėčiau jau baigt savo epizodą. Komentuokite, dalinkitės, prenumeruokite ir... Ai jo, dar užmiršau. Filmavau šitą video ne pas save namie, o pas draugą. Jisai dabar tyli, kaip ir kitas. Vieno vardas yra Grabuonis, o kito nematomas žmogus, Mister Nematomas. Nu ir va, turėčiau pabaigti savo epizodą. Kitą epizodą tikriausiai, jeigu filmuosiu, tai jie kalbės jau, bet ne šitą epizodą. Buvo labai man svarbus. Prenumeruokite, dalinkitės, komentuokite ir